yra toks įstatymas, kad vaiką motina gali auginti iki mokyklinės amžiaus. Mūsų kalėjimo viršininkė gauna kažkokį tai pyktį laiko ant manęs, nes kada aš būdama kūdikinė su vaiku, aš daug ko reikalaudavau. Vaikas susirga kažkas ten yra, peršala ir panašiai, vaistų jie neturi medalį vaikams. Sakau, gerai, aš rašau prašymą ir prašau leisti man iš vaistinės nusipirkti tos tikrus vaistus vaikų. Taip. Žinai, ką tu čia įsigalvoji, eiki medalį, sakau, nėra medalį vaistų. Nu, nėra tokių vaistų. Sesutė sako, mes neturim. Norisi vaikams tų, pavyzdžiui, kažkokių vaisių, daržovių, jokio nėra. Pasirinkimo nulis. Tai iš kur vitaminai pas vaiką? Taigi, išduoda vaikui maistą. Sakau, o jūs suprantat, ką išduoda? Į savaitę, pavyzdžiui, 139 gramus vištienos, 50 gramų kiaulienos ir 48 gramai jautienos. Čia visą savaitę. Mano vaikas yra alergiškas kiaulienai, ten, pavyzdžiui, jautinai. Ką man belieka duoti vaikui? Buvo labai daug tarakonų. Tai man sako, viršininkė, tai aš nematau nei vieno tarakonų. Tai reiškia, taip išeina, kad aš mėgojusi galbūt. Aš sukūriau istoriją, ne? Okei. Maudau aš vakare vaikai vonelį. Žiūrėjau, eina tarakonas, aš tikrai labai jų bijau. Kai tik kita nuteistoji su manim buvo pas mane, jinai nešia buvo. Ir sakau, būk tu gerą, gali sugauti indėlį kažkur tai kišti. Sako, gerai, paimu aš nuo tą indėlį, sugaunu aš tą tarakoną ir ten nunešiu jiems dar gyvą. Ir nuo to viskas prasidėjo. Pasako man, taikykis su tom, liko gal 3 mėnesiai, 4, iki vaikų suėjant 3 metai, taikykis su tom, kad reikės tą vaiką atiduoti laisvę. Kaip šitą visą suvokti ir suprasti. Įstatymas taip numato, bet jūs tą įstatymą nevykdot. Jūs pagal savo nuožiūrą darot. Ir pas mane iš tikrųjų labai didelis ryšys su vaiku. Aš net nemoku papasakoti. Čia man yra pirmas vaikas. Per 3 metus, aš beveik jau 3 metai sėdžiu, nei vienos naudos, nei vieno pažeidimo, dirbu, mokinuosi, kursus lankau, absoliučiai nėra prie ko net prisikabinti. Tai dėl ko aš negaliu tą vaiką auginti. Ir po tas laikas atėjo, tie 3 metai ir... Taip, man liepė parašyti prašymą perduoti vaiką į laisvę. Ir prašyme nurodžiau, kad esu priversta Panevėžio kalėjimo savo vaiką perduoti į laisvę. Tai kaip tas įvyko, ta procedūra? Man sesutės... Vaikas turbūt nežinojo, kad taip bus. Nujautė. Jinai apsikabinusi kaklą man buvo visą tą laiką, kol aš ėjau. Ir man sesutės davė net raminačių, kur negali man duoti. O vaikas apsikabinės ir nepaleidžia. Aš tą vaiką atplėšiu, bet taip pat turėjau atplėšyti, numesti ir bėgti. Be galo sunku, nes jinai visą naktį verkdavo, vežkite mane pas mamą. O yra auginančių iki mokyklinio to amžiaus, tarkim, kad būtų vaikui kokie 5-6 metai? Taip. Yra? Name. Kiekvieną kartą eidama į nuotolinį pasimatymą, vaikas verkia. O kada tu mane paimsi atgal į Panevėžio kalėjimą, į kūdikyną? Dabar tikrai reikės tą vaiką su šeima kalbėjo tėvą ir su globėja, kur laikinai paėmė tą globą, kad vaiką vežtų pas kažkokį vaikišką psichologą. Nes jis labai uždara pasidarė, vaikas nenori iš namų išeiti. Sveiki, šiandien esame Panevėžio kalėjime ir priešais mane sėdi nuteistoji, kuri nori papasakoti savo istoriją. Veido jos nerodysime, nes tai susiję su pakankamai privačiu gyvenimu ir su mažamečiu vaiku. Labą dieną. Labą dieną. Tai kodėl mes esam čia? Įsikviečiau jūs, nes kadangi vienintelė galimybė liko kreiptis į jūs, ieškoti kažkokios tai pagalbos, kas susijęs su mano vaiku. Aš patekau į Panevėžio kalėjimą nuo 23 metų kovo 6 dieną. Atvykusi čia, mano bausmė buvo nesubendrinus.
9 metai ir 12 metų. Atvykus čia, aš iškart po kelių dienų parašiau prašymą auginti savo vaiką. Nes kaip mane sulaikė, vaikui buvo tik 5 mėnesiai. Parašius prašymą, jie man turėjo pateikti dokumentus, kad po 10 dienų, nėra parašyta darbo, nedarbo, turite vaiką leisti atvežti artimiesiems į Panevėžio kalėjimą. Jie man tą laiką tiesiog ištempė daugiau negu mėnesį. Taip. Pavėluotai tą vaiką atvežė. Bet atvežė? Taip. Atvežė man vaiką, aš parašiau prašymą kovo 10, o vaiką atvežė balandžio 12. Tada aš pasikėliau į kūdikyną su vaiku ir man neaiškina. Aš jiems sakau, kaip čia toliau bus, sakau, iki kelių metų ir taip toliau. Nes vis tiek iki 3 metų, sakau, žinau vienintelį įstatymą, kad nuo 23 metų sausio 1 dienos yra toks įstatymas. 71 ir 70. Čia bausmių vykdymo kodekse? Taip, bausmių vykdymo kodekse. Kad vaiką motina gali auginti iki mokyklinės amžiaus. Tai yra iki tol, kol vaikas pradės lankyti mokyklą. Čia yra vaiko ir motinos namas. Čia Laisvėje Panevėžyje, netoli Panevėžio kalėjimo. Aš atlikau bausmę su vaiku Panevėžio kalėjime, tiesiog vaiko ir kūdikio teritorijoje. Tada jie man sako, tai pas tave dar nėra subendrinta bausmė. Reikia palaukti, įsigalioti nuosprendį. Na, kol taip. Taip, man įsigaliojo tas nuosprendis, subendrino 12 metai ir 6 mėnesiai. Tada jie man sako, tai gerai, dabar gavom tą subendrinimą, tai sakau, aš galiu rašyti prašymą į namą. Ne, dar negali, sakau, kodėl. Turi dar pabūt kūdikinė, kad adaptuotumės apie 3 mėnesius. Sakau, okei, dar palauksiu. Tiek to. Praeina 3 mėnesiai, man vėl sako, tai tu už platinimą viršininkė, ateina biuro viršininkė ir sako, tu už platinimą. Narkotikų platinimą. Tai, nu ir ką? Kaip tave galim kelti tą namą, tu už platinimą? Tai ten platinsit narkotikus, ar kaip suprasti? Ta prasme. Tai jo, pas tave toks straipsnis, tokia byla, sakau, viršininkė. Visų pirma, ne viena aš, dabar pirma, kurie eičiau į tą namą. Čia ne vienas žmogus, motina sėdi ir už vaiko nužudimą. Taip, tai ką vaiką augina. Už vaiko nužudimą. Taip, ir toliau vaiką augina Laisvėje būdama. Tai gerai, ryšim tom, jeigu jūs man sakot, už mano straipsnį, tai kokia tikimybė jai tada yra? Už vaiko, nusikaltimą sėdi ir kitą vaiką augina, ne? Neleiskit. Čia, nėra pagrindų. Tiesiog man žodžiais, raštiško atsakymų jie man neduoda, žodžiais aiškina. O žodžiais, ką norite pasako? Taip. Tada aš įsikviečiau mūsų kalėjimo viršininkę. Ir ne kaip nuteistoji. O kaip kas tada? Kaip motina. Tiesiog norėjau. Žmogiškai pakalbėti. Žmogiškai, taip. Ir aš jai prašau, sakau, viršininkė, jūs galite man pasakyti, ar yra tikimybė, kad aš su to vaiku liksiu ir man nereikės su to vaiku įsiskirti. Jis sako, šiaip aš negaliu 100% tau garantuoti, bet tikrai pažadam, kad tau niekas to vaiko iš tavęs nenori atimti. Tai jūs taip sakot man, kad tikrai nereikės to vaiko. Tikrai mes to vaiko neatimsim. Gerai, sakau, aš lauksiu. Tada praeina gal nesumeluot, po porą mėnesių, nes tas įsakymas, nežinau, gal čia buvo kalėjimo tarnybos viršininko, kad į namą kelti tik su lengva grupė ir iš konvojavimo. Ir tas įstatymas žodinis išėjo 24 metų rugsėjo 12 dienos. Iki to rugsėjo mėnesį prieš tai aš rašiau prašymą į namą. Dar mano vaikui nebuvo 2 metai. Jie man gauna atsakymą, nėra vietos. Palauk. Po 2 savaičių iškelia kitą žmogų. Atsirado vietos. Atsirado. O gal ir buvo jos prieš tai? Tai čia faktas, kad buvo ta vieta, bet atsakymą gavau tokį, kad nėra vietos tiesiog. Bet tai tada tau duoda šansą, kad palauk, bus vėliau. Tai galėjau iškart tiesiog pasakyti kontrolą, nusiteikti tai, kad vaiką auginsi iki 3 metų ir tada tau teks tą vaiką atiduoti laisvę. Aš jums sakau, galėjot man tai pasakyti, o kas iš to pasikeistų? Sakau, vis tiek susitaikai, tu pasiruoši tam, vis tiek galbūt ieškai kitų būdų, galbūt, kad vis dėlto spręsti tą problemą. Galėčiau kažkur tai skūs, kažką tai daryti, galvot,
kaip jie sako, tai pas tave viršyje bausmė 10 metų. O ką tai reiškia? Ir mes iš vis tau negalėjom duoti vaiką čia auginti. Kaip sakau, jūs negalėjot. Nėra tokių įstatymų, kad neduotų motinai auginti vaiką. Jeigu įstatymas numato, kad gali, tai reiškia, aš galiu. Jeigu motina nori, prievartą negali duoti, aišku, bet džiaukitės, žmonės, kad yra tokių motinų, kaip nebebūtų sunku, savo vaikus mes patys auginam. Nemetam, nenužudom, nesmurtaujam ir panašiai. To nėra. Pažiūrėkit pas mūsų tautybė žmonės. Ar nors viena motina yra, kuri žudo vaikus? Ne. Na, jūs esate Romė, tai va čia turbūt... Taip, aš iš Romų tautybės. O kad mes, kaip sako, tai jūs narkotikus pardavinėjate ir taip toliau ir panašiai. Taip. Bet čia ne jums mane dabar teisti. Jūs bausmę už tai atliekate. Aš jau gavau savo bausmę. Ir aš tikrai gailiuosi dėl to. Gailiuosi, tikrai sakau. Gailiuosi dėl savo nusikaltimų. Pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet kalbant apie vaiką, taip, kas ir toliau? Pasakė, kad mano bausmė viršė 10 metų ir, negaliu. Dėl to tu kaip ir negali tuos namus, ne, kurie lyg ir laisvėje, lyg ir nelaisvėje yra, ne? Taip. Tai sakau, gerai, o kaip supras dabar jau nebegaliu. Tai gerai, iki to laiko, iki 24 metų, rugsėjo mėnesio, kodėl tada nekėlėt? Klausimas toksai, jie negali atsakyti. Tai sakau, kai dabar išeina, jūs man ant pačio galo pasakot, kad negaliu. Ir sakau, visų pirma, jūs dabar man nuo 25 metų taikot uždaro tipo. Nors aš visą laiką buvau su 12,5 metų bausmė. Tai sakau, įstatymas numato nepakaltinams, nepilnamečiams ir motinoms auginantiems vaiką negali būti taikomas uždaro tipo režimas. Ką reiškia uždaro tipo režimas? Tu kameroje gyveni? Taip, kameroje uždarom. Ta tikras režimas. Tu negalėjai tai pasimatymus kaip kiti žmonės. Tau priklauso į mėnesį vienas kontaktinis, ta prasme čia su šeima, arba tu pasirinki tą pasimatymą su vyru, su tuoktiniu. Tai vienas per mėnesį. Su vaikais, nepilnamečiais, yra neriboti pasimatymai. Neriboti pasimatymai. Bet o kodėl tu uždaro tavo Nes bausmė viršė 10 metų. Čia taip įstatymiškai nureguliuota. Taip, įstatymiškai, pagal įstatymą. Bet pagal įstatymą. Bet tai tada, kada tu iš to uždarumo gali išeiti? Po 4 metų ir 2 mėnesių. Bet ta prasme, ta bausmė tai nebuvo iki šiandien paslėpta. Taip. Panevėžio kalėjime. Jie žinojo tą bendrinimą mano, kad pas mane 12,5, kad aš šią vaiką pasiėmiau, auginu tą vaiką. Tai galėjau sakyti iškart. Konsolas įtaikyt, tu negalėsi tą vaiką auginti. Būtent. Ir kas toliau? Kas toliau ateina, va dabar šiais metais pasako man, taikykis su tom, liko gal 3 mėnesiai, 4, iki vaikų suėjant 3 metai, taikykis su tom, kad reikės tą vaiką atiduoti į laisvę. Pasiruošk, kaip sakoma. Taip. Aš parašiau skundą į kalėjimo tarnybą, kada man čia davė atsakymą, kad negali kelti namą, aš apskundžiau ten. Gavau atsakymą tą patį, kad nėra lengvos grupės. Tai kaip aš gausiu tą lengvą grupę, jeigu aš esu uždaro tipo? Bet aš ir negaliu būti tą uždaro tipo, nes auginu vaiką iki 3 metų. Tai kaip šitą visą suvokti ir suprast? Įstatymas taip numato, bet jūs tą įstatymą nevykdot. Jūs pagal savo nuožiūrą darot. Kalėjimų tarnyba pasakė, atstok, liaudiškai tariant, ne? Taip. Ir ką tu tada toliau? Parašiau į Seimą. Ir ką? Prašiau, kad leistų tą vaiką. Jeigu negali su uždaro tipo mane kelti tą namą, pažeidžiant jau bausmių vykdymo kodeksą, kuris numato netaikyti, taikykite man incentyvę priežiūrą. Leiskit su vaiku būti iki mokyklinės amžiaus. Ir pas mane iš tikrųjų labai didelis ryšys su vaiku. Aš net nemoku papasakoti. Čia mano yra pirmas vaikas. Per 3 metus, aš beveik jau 3 metai sėdžiu, nei vienos nuolaudos, nei vieno pažeidimo. Dirbu, mokinuosi, kursus lankau, absoliučiai nėra prie ko net prisikabinti. Tai dėl ko aš negaliu tą vaiką auginti. Ir po tas laikas atėjo, tie 3 metai ir... Taip, man liepė parašyti prašymą perduoti vaiką į laisvę. Ir prašymę nurodžiau.
kad esu priversta Panevėžio kalėjimo savo vaiką perduoti laisvę. Nebandėjai skusti, tarkim, jų tų atsakymų teismui? Aš dabar padariau į teismą. Padarai teismą. Gavau iš teismo dokumentus, kad teismas priėmė, nemato kliučių nagrinėtą bylą, bet kaip ir administracinės tos bylos, jie labai jau iš tikrųjų trunka. Kiek laiko dabar jau tu su tuo vaiku esi išsiskyrsi? Šį mėnesį bus 29 dieną, 3 mėnesiai. Nu ir kaip tu priėmei tą, vis tiek, nors ir tau pasakė ruoškai, žinai, kad tavo vaiką reikės atiduoti, bet vis tiek galbūt iki tos paskutinės minutės vis tiek gal buvo kažkokia viltis, kad to nebus, galbūt gal pasikeis kažkas. Taip, nes iš tikrųjų vaikus ėjo 3 metai rugsėjo 27 dieną. Iš jų pusės, kas buvo tikrai labai mane tai nustebino, kad leido tą gimtadienį atšvęst su vaiku. Ir nereikėjo man tą vaiką atiduoti 29 dieną, to jis 27, o leido 29. Ir kažkaip tikėjausi iš tikrųjų dar iki paskutinės minutės, kad man paliks tą vaiką. Nes aš maldavau net kaip motina, kad suprastų. Nejaugi pamiršau, ką reiškia būti motina. Vis tiek, jau vaikai 3 metai ryšys jau pakankamai glaudus ir tam vaikui turėjo būti taip pat šokas. Šokas. Kiekvieną kartą įdama į nuotolinį pasimatymą, vaikas verkia. Parašusi mama, jinai net žino, ką čia reiškia, nes ateina būrio viršinkis ir ten, pavyzdžiui, kažkokį prašymą užpildyti ir aiškina ten Panevėžio kalėjimas ir jinai man sako, mama, o kada tu mane paimsi atgal į Panevėžio kalėjimą į kūdikyną? Aš jai sakau, dabar negaliu, nes eina remontai, remontuoja patalpas. Sakau, turim biškinių priėmės, kol palauk. Atvažiuoja vaikas, per 3 mėnesius aš tik 2 kontaktinius pasimatymus turiu. Čia. Tai po valandą, po 3 valandas. Ir kada ateina tas laikas, reikia išeiti, vaikui viskas, jinai atvažiuoja namo, jinai su niekom nekalba. Stresas vis tiek jis negali susitaikyti, artimiausias žmogus. Vaiko psichinė, ta visa sistema yra pažeista. Iki tokio lygio, kad dabar aš negaliu net vaiką leisti darželį. Nes vaikas dar nėra įpratęs prie tos aplinkos, kad čia mamos nėra, nes čia 3 metai vaikui. Ką tu jam paaiškinsi, kad mamos nėra, jinai to nesupras. Nuo 1 dienų iki 3 metų aš pati savo vaiką auginau. Tai koks tas jausmas iš tikrųjų, bet aš vyras visai kitai, bet koks jausmas, kaip dalį tavęs atima? Jeigu tiesą pasakant, net nemoku išaiškinti. Man labai sunku kalbėti apie tai, kada yra liečiama ta tema apie mano vaiką. Ir aš tikrai kaip motina, kaip jie sako, aš skundus rašau ir panašiai, tenai reikalauju. Taip, aš eisiu iki pat galo. Nu, čia ginti savo teisės nieks neuždraus. Aš vaiko teisės tiesiog ginu, savo vaiko teisės. Nes čia, niekas neįlys į mano kailį, į mano širdį ir nesupras, kas vyksta su manim, kada nėra tų vaikų. Kiekvieną naktį tu eini miegoti, žinai, kad tu būdavai su tu vaiku apsikabini, o dabar to nėra. Aš nueinu nuotolinį, pavyzdžiui, nėra galimybės nueiti vakarė, pavyzdžiui, kažkokia pasaka, kaip čia pasiekti vaikui prieš miegą, kažką tai tokio, kad tas emocinis ryšys atsigautų su vaiku. Tokios galimybės nėra, išskyrus 20 minučių. Per dieną čia, kur būna. Taip. 20 minučių tu gali tą skambutį išnaudot iki, naleiskim, 8 vakaro. Bet kas tas 20 minučių? Taip. Tiesiog čia pradėjai kalbėti ir jau žiūrėjau, jau baigęs pokalbis. Jo psichologinį traumuoja tą vaiką. Kiekvieną kartą čia vaikas atvažiuoja ir išvažiuoja be galo traumuotas. Dabar tikrai reikės tą vaiką su šeima kalbėjo tėvą ir su globėja, kur laikinai paėmė tą globą, kad vaiką vežtų pas kažkokį vaikišką psichologą. Nes jis labai uždara pasidarė, vaikas nenori iš namų išeiti. Kiekvieną kartą mano tas skambutį sulaukia ir jinai klausia, mama, tu kada mane pasiimsi? Tai kur ta mama ten, jinai supranta, kas tas yra kalėjimas, tą žodį? Gal jinai esmė nesupranta, bet jinai supranta, kad šita vieta yra kalėjimas. Jinai net sako, mama, tai aš šitą pareigūnę, sako, žinau. Jinai būdavo kūdikinė, ateidavo pas mumis. Atsimena.
Bet tokius va dalykus vaikas sako. Sako, mama, parašyk parašymą, kad atvažiuotum keliom dienom į namus. Kaip mane, sako, nudovė keliom dienom. Kaip man jaustis kaip motinai. Ir jie bando mane tom nuraminti, kad tėva gal tu pasibaigs uždaras, Miranai ten vaikui bus virš 5 metų, rašysi tą parašymą, gal tu galėsi toliau tą vaiką auginti. Iki 7 metų tada, ne? Iki 6, iki 7. Ten... Bet suprantat, ką jūs man dabar sakot? Vėl palauk. Vėl palauk, bet tas vėl palauk, tai čia, ne faktas, kad tas bus. Taip, čia. Kaip tik sakysiu, ką jau vis tiek jau vaikas apsiprato laisviai, jau viskas... Jo, tada vėl tą vaiką nutrauk nuo ten, vėl jam ta psichinė sistema visą vėl pažeist, nervai vaikui. Bet kaip jūs motinos toliau miegat, nesuprantat tokį dalyką kaip motinos skausmą. Čia vien dėl to, kad aš romų tautybės išsilaimiau neturiu, tik 10 klasių baigsiu. Ką jinai ten supranta vis tiek, paaiškinsim, pasakysim, jinai neįsigilins. Bet aš turiu teisininką iš tikrųjų, ne taip pasakant. Man vis tiek aš pasikonsultuoju, pasiklausiu, jisai man paaiškina. Ir pati turbūt pradėjai domėtis, aiškintis jau. Jau vos nemintinai viską žinau. Ir man tokia frazė jau auksinė. Kažką jie man ten pasako, aš jiems atsakau, tai tu visą laiką randi ką atsakyti. Čia blogai? Ta prasme, tai reiškia blogai. Kaip tu supras, sakau, aš randu ką pasakyti. Aš randu tai, kas yra teisiškai. Aš neeinu, nereikalauju to, ko nėra, ko negalima. Aš viską teisiškai darau.